Palanga ne tik atostogų miestas. Lietuvos vasaros sostinė plečiasi, auga, o jeigu miestas yra prie jūros, tai naujų nekilnojamojo turto objektų pirkėjai, aišku, nori vietos kuo arčiau vandens. Bet pajūrio ruožas ne guminis, todėl mūsų laida pradeda reportažų ciklą apie naują Palangos mikrokvartalą. Šis projektas vystomas, kaip sakoma, plyname lauke. Galima nebejoti, kad kitą vasarą įvažiuodami į Palangą nuo Kretingos pusės pamatysite tai, kas kol kas buvo tik architektų brėžiniuose. Architektas buvo pasirinktas jaunas, energingas vyrukas, būtent gintariniams vakarams. Ta chemija buvo sudirbta iš karto tarp mūsų, nes pasiūlymai tiesiog skriejo iš jo, tokie padaryti tai, tai sunku pasakyti, nes tai reikėjo išgyventi iš tikrųjų. Todėl projektas gimė toksai, koksai jisai yra. Šeimai skirta 85 kvadratiniai metrai, nuostabiam mikrokvartalė gintariniai vakarai, Palangoje. Negaliu sakyti, kad tai Palangos širdis, bet tokia vieta buvo ir ieškota iš tikrųjų. Niekas neieškojo šalia jūros. Žinau, visi norim išeiti su kavos puodeliu tiesiai įbristi į jūrą per pušinėlį. Deja, čia ne ta vieta. Bet jeigu jums miesto šurmulys yra įgrisęs, jūs suprantate, apie ką aš turiu galvoje teisingai, tai kad gintariniai vakarai jums. Ir visą procesą jūs stebėsite pas mus laidoje Statybų gidas. Įsitaisykite patogiai, bus pratęsimo. Stovime tuščiam kol kas lauke, kuriame yra numatytas kvartaliukas, pavadinkim taip. Tas kvartaliukas yra, sakykime, šiandien dienai dar prie jo yra vis dar dirbama. Turime jau viziją, turim pirminius planelius, turim pirminį namą, gal net pavadinkim taip, kuris vėlgi buvo orientuotas, projektuotas ir galvotas visiškai apie vietą, apie pasaulio pusės, apie vakarus, nes mes esam prie jūros, kur jūra yra vakaruose, kad mes galėtumėm sėdėti terasoje ir mėgautis besileidžiančią saulę horizonte kažkur tai. Vėlgi, projektas buvo kuriamas ir galvojamas tam, kad išpildytų poreikius visus šeimos, pavadinkim, kurie apsistos tam name, kad jie turėtų tinkamą, reikiamą patalpų skaičių, kambarius, kad jie būtų, pavadinkim, kiek įmanoma erdvesni pagal užduotą namuko plotą. Tačiau nepamirškime, kad čia Palanga. Pajūris, kur žemė verta ypatingos kainos, o kartais čia ir 25 kvadratiniai metrai vadinami ypatinga erdve. Atsižvelgiant į užsakovo pareidavimus, į kvartalą, į vietą, aš manau, kad tas namukas gavosi erdvus, pakankamai šviesus. Jisai nėra labai didelis, tie 85 kvadratai kaip Palangoj nekilnojamam turtui galbūt yra labai daug, todėl mes ir vadiname erdviu. Mūsų komanda prie jo padirbėjo, pavadinkim taip, kad jisai išpildytų ir užsakovo lūkesčius, ir būsimų gyventojų lūkesčius, kad jisai turėtų reikiamas patalpas, stoginę, sandėliuką ir naujakuriai būtų to projektų ir to kvartalo patenkinti. Tad mūsų laidos kelionių maršrutuose Palanga artimiausiu metu bus dažnas taškas, o visiems žiūrovams pažadame originalaus turinio, kad visi pamatytume, kaip vyksta procesas nuo plyno lauko iki pabaigto nedidelio kvartalo.